Konferencijos pavadinimas Tautinio tapatumo išsaugojimas Europos Sąjungoje. Jos tikslus apžvelgs organizacinio komiteto pirmininkas, kanauninkas, civilinės ir bažnytinės teisės daktaras, civilinės ir karo teisės daktaras, teologijos licenciatas Robertas Pukenis, VDU dėstytojas. Visus titulus, pavardės, pranešimus ir pavadinimus jūs rasite programoje, dėl to laiko šitiems pristatymams mes negailsime. Į spaudos konferenciją atvyko labai daug garbingų pranešėjų, kiek matau skaičius pačius aistringiausius pranešimus. Paprašysim daktarą Pukenį pristatyti lektorius, o jeigu atsitiks taip, kad nepavyks tai padaryti, galbūt jie galės patys pasistatyti. Sveiki, gerbėmieji atvykę mūsų revolią, profesorė. Konferencijos tikslas, kad mes kurtume Europą krikščionišką, laisvą, be sienų, be karų, kad krikščionis taptų aktyvesnė politinėm Europos gyvenime. Be abejo, pavyko kukliai, nes dėl didelių techninių, dėl didelio organizacinio krūvio nespėjom anksčiau paruošti ir padaryti didelės reklamos, trūko auditorijos, nebuvo salė pilna. Lo scopo della conferenza, che i uomini di cultura si impegnino a combattere per nuova l'Europa cristiana, pacifica, senza frontiere, eccetera. Non siamo riusciti con successo perché l'aula non era affollata, però abbiamo buttato prima pietra, abbiamo fatto il primo appello al popolo e poi saranno pubblicati. Svarbiausia bus išspausdinta ar soternumeryje mintis. Turiu pasakyti, devo dire molto interessanti, rivelanti, arricchiranno la nostra cultura giuridica, filosofica. Pranešimai buvo labai turiningi, praturtins mūsų kultūrą filosofinę teisinę. Tai šalia svečių, kas yra atvykę, aš atsiprašau savųjų lietuvių iš Lietuvos, ho chiesto scusa ai lituani perché ospiti sempre hanno precedenza, svečiai visuomet turi pirmenybę. Tai išvardinant pagal programą, gal aš tik bendrai, o jūs paskui io in modo generico dico, o poi ospiti dovranno rappresentare le stesse, perché possono un po' sbagliare le cariche. Aš aiškinu, kad neapsirikti jų pareigose, geriausia, kad svečiai patys pasakys pareigas. Tik tai bendrai, kad neatrodytų aš per daug giriuos, pavyzdžiui, profesorius Roberto De Matėja, 2 žurnalų atsakingas direktorius, atsvara Italijoje plintančiam liberalizmui, controliberalismo nell'ideologia italiana. Viceprezidente del Consiglio, viceprezidentas tarybos nacionalinė tyrimo agentūroje, istorijos profesorius. Aš tai pažiūrėjau Prima Kalangevėlo Sotolemano, prieš mane
profesorius Pauži Falki yra išleidęs quanto avete pubblicato libri? 70 tra monografie e articoli. Apie 70 monografijų straipsnių, kelias knygas ir dabar yra bažnytinės teisės ir civilinės teisės instituto vadinamo Utriuste prezidentas. Romanistas, kaip Italijoje romanisto civiliniai teisai vedantysis. Ir šalia, pavyzdžiui, iš Kongo Zairo profesoriaus Falkio mokinys, diakonas turi šeimą, diakonas permanentė, reiškia negalės kunigystės šventimų gauti, bet kartu atlieka kaip prie altoriaus perlą afrikaną, sakau, Afrikos perlas. Tai, kai jis įkūręs yra savo taikos akademiją, kurioje moko afrikiečius taikos. Reiškia, neužtenka kažkur politikoje parašyti, bet reikia žmones. Far abituare la gente vivere pacificamente. Nu ir jis taip pat kaip antropologijos dėstytojas Paduvos universitete ir dar kitur. Tai, pavyzdžiui, o Paulas Barjani, aš bijau vėl kartoju, tutte le cariche dovete descrivere rappresentandosi. Nu ir taip pat reikia atkreipti dėmesį iš čia mūsų svečių. Programos yra suminėta, žavios tiek profesoriaus Genzelio, tiek žurnalisto, seno patyrusio veikelių Polmare, Vilkas jūrose patyręs toks išsireiškimas. Iš Amerikos atvykęs, jau čia gyvenantis, Vilijas Pražėnas. Žodžiu, programoje visi aprašyti ir iš ten tikslios pavardės galima paimti. Tezės, taigi, tezės yra pagrindinės šios valstybės suverenitetas ir Europos Sąjungos plėtra. Suverenitetas vienos valstybės, jis dalinai prarandamas įstojus į Europos Sąjungą. La sovranità dello Stato parzialmente si perdono facendo la parte dell'Unione Europea. Ir toliau, tautiškumo samprata. Mes jau turim tokį likimą, il destino questo solo verso l'Europa occidentale. E il battesimo del regno del re Mindaugas, di Granduca Vytautas, significa trasformazione verso l'Europa occidentale. Lietuvos atsigręžimas į vakarų Europą. Ir dabar mes to Europos Sąjungoje privalom išlaikyti kalbą, tautinius papročius. Kiekvienas ir po 1000 metų, anche dopo 1000 anni, i miei connazionali devono essere lituani, carissimi italiani, rappresentare cara l'Italia, penisola italiana. Ir carissimi vicini ir brangieji kaimynai, Poliakai, Lenkai, broliai, ir šiandien mes kaip tik galime Europai duoti krikščionišką stipresnį impulsą, sujungę Rytų Europos, Vidurio Europos intelektualus į tą
kova prieš neaiškias jėgas, unendo rappresentanti di cultura dell'Europa Est nel medio, Ungheria, Ceca, Croazia, per rinnovare vecchia Europa, soprattutto Francia, Olanda, Belgio, vecchio continente che sta morendo per tanti motivi, kuris senasis kontinentas miršta dėl daugelio motyvų. Gimstamumas, lenašita troposka, gimstamumas per daug žemas. Emigracija, ypač mūsų, 500 milioni, mezzo milione di lituani vivono fuori dalla Lituania. Provoca le crisi economica, non ci sono dei operai, manca. Reiškia, ta emigracija provokuoja krizę ekonomiką, trūksta darbo jėgos. Demografinė krizė kerta visais punktais, mokyklos, studentai uždarinėja mokyklos, chiudono le scuole, questi insegnanti dove troveremo posto di lavoro? Tanti anni fa ho visto slogan a Roma, prieš kiek metų aš mačiau Romai atsišaukimus, kad mažas gimstamumas kenkia Italijos ekonomikai. La scarsa nascita in Italia dà fastidio all'economia italiana, provoca le crisi. Tai čia galima tęsti ilgai. Svarbiausia atkreipti dėmesį, pavyzdžiui, į Vytauto Landsbergio profesoriaus pranešimą, reikia. Dar atvyks Gruzijos ambasadorius, dar labai gražų pranešimą pasakys profesorius Genzelis. Meilius norėjo, il vostro studente Kazimieras Meilius ha voluto che voi abbiate occasione per ascoltarlo, così dobbiamo capire buona volontà, intenzione. Ir kad nepamirščiau, talvolta posso dimenticare, ma nel cuore sta Baltoskandija. Panevėžy yra Baltoskandijos akademija. A šita Panevėžys funziona Accademia di Baltoscandia, dove analizza la situazione, presenta scrittori, uomini di questi popoli che l'uno conosce l'altro di più. E io penso, se questa Europa crollasse, meglio avere lo Stato federale e forte legame con paesi skandinavi. Sakau, jeigu tokia Europa žlugtų, mums reikia formuoti federacinę valstybę Europos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, stipriais ryšiais su Skandinavijos kraštais. Quando ero ancora studente seminarista, avevo occasione di leggere la battaglia della Finlandia contro l'esercito staliniano, terribile. E poi il capo dell'esercito, ringraziando questo discorso, ce l'ho a casa che avete fatto immenso eroismo, ma anche loro circa 30.000 guardano il cielo.